Sveiki, aš esu Gustė, esu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos psichologė ir šiandien čia su savo kolegomis Luku ir Juliumi esame dėl to, kad mokykla dalyvauja tarptautinėme Erasmus Plus projekte, ko reikia norint tapti saugių ugniagesių gelbėtojų. Ir šitas projektas yra skirtas tam, kad šalis, kurios dalyvauja šitam projekte, pasidalintų savo gerąją patirtimį apie ugniagesių gelbėtojų saugumo standartus, kas veikia, kas neveikia, galbūt kokios yra didžiausios problemos komandose, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį ir priimti galbūt kažkokius sprendimus, kad tie saugumo standartai tiesiog pagerėtų. Tai šiame projekte dalyvauja partnerės šalis tokios kaip Čekija, Latvija, Slovakija ir Lietuva, kuriai atstovauja būtent ugniagesių gelbėtojų mokykla. Tai prieš pradedant norėčiau paprašyti Luko su Juliumi šiek tiek galbūt prisistatyti. Tai jie abudu yra mūsų kolegos ugniagesių gelbėtojų mokykloje ir taip pat jie yra ugniagesių gelbėtojai. Tai galbūt, Juliau, tu galėtum pradėti. Taip, tai aš dirbu Vilniaus pirmoji komandai, vyriausių ugniagesių gelbėtojų, taip pat esu aukštalipys gelbėtojas, plus komanda turi specializaciją, tai yra gelbėjimo darbai aukšty ir gylyje, arba kitaip tariant ir griuvėsiuose. Na ir esu LERT komandos būrio narys. LERT yra Lithuanian Emergency Rescue Team, arba lietuviškai tarptautinės pagalbos teikimo komanda, kuri reiškia, susirenkama, aktyvuojama tuo metu, jeigu yra, tarkim, reikalinga pagalba užsienio valstybei, kaip pavyzdys, dėl įvykusios nelaimės, tarkim, stichinės ar žemės drebėjimo, tai yra būtent sugriuvusių pastatų, žmonių paieška ir gelbėjimo sugriuvusiuose pastatuose. Pavyzdžiui, tokia komandos būrio specializacija. O aš esu vyresnysis ugniagesys gelbėtojas, irgi Vilniaus komandoje, pirmoje. Tai tenka ir pavairuoti gaisrinį automobilį, tai galėčiau ir iš tos specifikos papasakoti kažkokių dalykų. Ir tenka ir būti ugniagesių gelbėtoju, kaip ir Juliui. Tenka. Tai pradedant iš pradžių, gal norėčiau paklausti jūsų apskritai, kalbant, kaip jums atrodo, ko reikia, kad tas ugniagesys gelbėtojas būtų saugus? Ką tai reiškia jums kaip ugniagesiams? Tai čia turbūt keliais aspektais reikia tą klausimą kelti ir prieš atsakant į jį, tai yra kokioje esi stadijoje, ar esi, tarkim, pradžioje, esi naujokas, tai veikia vieni veiksniai tam tikrą prasme ir paskui jau, kai esi jau šiek tiek patyręs arba labiau patyręs, bet jeigu prasideda tas kelias ugniagesių gelbėtojų mokykloje, tai turbūt pirmas dalykas, ką reikia žiūrėti, tai yra klausyti dėstytojų, kurie yra su patirtimi ir kurie pasakoja ne tik kaip tinkamai, bet svarbiausia, kaip saugiai dirbti. Ir antras dalykas, aišku, turbūt susipažinti su normatyviniais dokumentais, kurie reglamentuoja darbą, tai yra darbo ir saugos instrukcijomis, gaisrų gesinimo kryptimi ir taip toliau, kur iš esmės irgi apie tai kalbama labai aiškiai ir konkrečiai ir jos ne šiaip sau padarytos. Ir netgi mano rekomendacija būtų karts nuo karto pasikartoti ir atsiminti. Tai prasme, kaip vienas iš jų yra, pavyzdžiui, blogiausio įvykio prognozavimas. Tai šitoje vietoje yra labai svarbu tą įsikalti į galvą, dirbant, nes darbas yra ekstremalus ir situacijos yra ekstremalios. Na, o kas liečia pačius įvykius, jeigu mes kalbam apie tokius įvykius, netgi paprasti, dažniausiai žmonės, tarkim, iš savo patirties galiu pasakyti, kad turbūt dažniausiai suklysta tada, kai atrodo ta situacija gan paprasta. Tai šitoje vietoje irgi budrumo nereikia prarasti, nes tu tiesiog mažiau saugaisi. Bet kita vertus, kai yra labai sudėtingos situacijos, tai veikia
keli veiksniai. Vienas dalykas, turi atsiminti, ką tu mokinaisi ir kas parašyta instrukcijose tavo, kad grandis iš 2 žmonių, kad ryšį palaikymas per kas 5 minutės ir panašiai. Čia, ta prasme, nesivelianti tokias detalės, bet reikia suprasti, kad tai, kad tu treniruojasi čia, tarkim, arba komandai, kas labai svarbu, neapleisi tų treniruočių, kad darytum iki automatizmo, dėl to, kad kai jau esi įvykyje, tai veikia visai kitos jėgos ir tu tiesiog psichologiškai, jeigu nesi pasiruošęs, tai yra labai sudėtinga, tai dėl turi būti tas emocinis atsparumas. Kaip yra toks posakis, kuo karščiau gaisre, tuo šaltesnė galva turi, tai čia esminis momentas ir čia, tarkim, Gustė šitoje vietoje didelį vaidmenį irgi turbūt atlieka šitoje vietoje ir suprasti, kad, tarkim, kai tu esi toj raudonoji zonai, tai yra ribota informacija, tai yra ribotas laikas, tai yra aukšta rizika, ta prasme, tarkim, kesteikai, taip angliškai vadinami, yra ganėtinai aukšti, tai yra tavo gyvybė, kito žmogaus gyvybė. Ir dinaminė situacija, ta prasme, tai šitus visus veiksnius, kai sudėti, tai tikrai reikia labai stipriai susikaupti, kad nekiltų ta panika, ypač kai tu atsiduri situacijai, kurioje niekada nesitreniravai. Tai šičia reikia į šitą labai atkreipdėmėsi. Na ir dar viena, ką noriu užakcentuoti, yra fizinis pasiruošimas, ką ugniagesiai. Gaila, bet jau padirbę daug metų, ne visi, bet kai kurie tikrai pamiršta. Ne šiaip su dienotvarkė yra įtrauktas pasirengimas, yra fiziniai pratimai, nes tai yra itin svarbu ta fizinė ištvermė. Nesunku įsivaizduoti, kas dar nebuvęs gaisre, bet tu jau įeini į raudoną zoną, jau pavargęs, nes yra išsidėstymas, yra dar kažkokie darbai, galų gale tas, jeigu tu nepratęs prie adrenalino, užlipi į 9 aukštą, tai, ir jeigu tu nesi pasiruošęs, tai ką tu gali išgelbėti, tu savęs nelabai gali išgelbėti. O kita vertus, netgi jeigu esi pasiruošęs, tai tas kuo geresnis pasiruošimas, esant labai kritiniai situacijai, kai įsipainioji kažkur arba neradai išėjimo, tai jis gali išgelbėti tau gyvybę. Tai ir nepamiršti, kad pirmiausia tavo gyvybė yra svarbesnė už nukentėjusią. Dėl to, kad tu ir toliau gelbėsi. Tai reiškia, kai aš suprantu, kad sukyla emocijos pamačius kažkur tą nukentėjus ir norisi ten pulti ir panašiai. Tai šitoje vietoje ir svarbu išlaikyti tą emocinę pusiausvyrą. Ne tik nepanikuoti, bet nepulti ten stačia galva, tą įvykį prognozuoti, pasižiūrėti atsitraukimo kelius ir nusimatyti, kad be reikalo rizikuoti savo gyvybę ir sveikatą negali. Tu net nežinai, ar jisai gyvas ar negyvas. Tai čia aš taip išsiplečiau, bet gal bendrai, tai Lukas daugiau gal papasakos. Aš manau, kad iš dalies tikrai sutinku su Julium, nes ir savisaugas svarbus ir aspektas yra. Ir tai, kad jaunas ugniagesys ateinantis, jis galvoja, kad čia išnešiu ten išdegančio namo žmogų tiesiog tik tai, bet iš dalies reikia nepamiršti ir savęs, kad svarbus esi ir tu, ugniagesys gelbėtojas. Ne ir, o turbūt pagrinde. Ir neturi taip, kad tu turi savo sveikatą galų gale. Ir numatyti tuos veiksmus. Numatyti 2-3 scenarijus, kas gali įvykti, o kas būtų, jeigu būtų. Tai aš manau, kad geras ugniagesys, tai kuris turi savisaugą, numato veiksmus ir manyčiau, kad mato, kas darosi aplinkui. Tai aš manyčiau tai. Aš esu kažkur skaičius, kad vienas ugniagesys gelbėtojas yra lygų 150 civilių. Tai reiškia, vienas ugniagesys gali maždaug tiek žmonių išgelbėti ir jeigu prarandam ugniagesį, prarandam 150 gyvybių. Tarsi, tokią sąsają daro. Tai, brangus esat jūs. Šiaip, ganėtinai, ar ne? Tada mano kitas dar klausimas, Lukai, dabar nuo tavęs ar ne pradėtume apie tendencingumą, galbūt kažkokį pastebit, ar ne, kai kažką ir paminėjot jūs jau, kad jaunas ateina, ten praktiką atlikinėja ugniagesys būsimas, po to tik pradeda dirbti, tada padirba, paskui jau senbuvis būna, kur, viską žinau, gal aš čia nieko nebebijau ir panašiai. Ar yra taip, ar čia tik tai kažkokie, nežinau, gandai? Ne, tai vis tiek, aš manau, ugniagesys gelbėtojas, būsimas ugniagesys gelbėtojas, jisai susigalvoja savo kažkokią tai
istoriją, kaip jis atrodys, kaip jis portretą, kaip jis ugniagesys gelbėtojas bėgs, kaip ir minėjau, pirmai degant į namą ir ten gelbės, tarkim, kažkokią močiutę ar kažką. Bet iš dalies gal neįsigilina kartais į visus tuos veiksmus, kad ne tik gesinimo darbus atliekam, ne tik autoįvykiai, bet tas pats ir katinas iš medžių tenka kartais ištraukti ar patekti į būtų. Tai yra ganėtinai platus mūsų kaip ugniagesių gelbėtojų spektras. Mes atliekam daug gelbėjimo darbų ir įvykiuose ir panašiai. Tai taip, jaunesnis, tai jisai šiek tiek mato viską kitaip. O jau senbuvis, tai jis per daug gal kartais net pasitikė savim, gal lygint gali, kas buvo ir anksčiau, gal tokių instrukcijų mažiau buvo ir panašiai. Tai manau, ten jeigu senbuvis žmogus, ugniagesys gelbėtojas, tai jisai gal ganėtinai mažai ir laikosi tų instrukcijų. Aš gal papildyčiau iš kitų aspektų, kad, tarkim, kaip ir turbūt medikai darydami operacijas atbunka, tai turbūt ir ugniagesiai gelbėtojai dirbdami nuolatinės rizikos sąlygose atbunka ir pradeda mažiau saugoti su ypač didelė patirtim. Nepaisant to, kad jie tikrai supranta, jaučia ir ta patirtis yra neįkainojama ir jinai tave saugo tam tikrą prasme, bet kitas tas aspektas yra tas, kad neretai ir nepaslaptis tikrai, kad ta vidinė motyvacija su metais kartais ugniagesiam ilgai dirbančiam krenta. Nes viskas tas pats per tą patį ten ir panašiai. Tai ir kaip pasakyti, tikrai sunku dirbant valstybės tarnyboje tą vidinę motivaciją ten kiekvienais metais kažkaip tai ar išorinę skatinti. Tai kas atsitinka yra tai, kad nevyksta užsiėmimai arba juose nedalyvaujama taip kruopščiai. Priiminėjimas, reiškiasi, autocisternos, ne taip atidžiai. Jau viską moku. Dar, ką vėl ir vėl noriu akcentuoti, fizinis pasirengimas. Vėl, ta prasme, šitas dalykas neretai apleidžiamas. Ir mano įsitikinimu, tai tas neturi būti, nepaisant to, kiek tu metų ten dirbi, 10, 20, 30. Tai čia esminis momentas. Tu turi žinoti savo įrankius, tu turi juos visą laiką patikrinti, tas vyksta priėmimo metu ir tas turi būti šventai ir atidžiai daroma, nors atrodo, tu atidarai tą skyrių ir žinai viską atmintinai. Nepaisant to, tu turi padaryti. Aš suprantu, tai yra nuobodu, bet šito nepadarimas, tai yra klaidos kaina yra didžiulė. Daug kas sako, gal niekada taip ir neatsitiko per 30 metų. Jeigu neatsitiko, tai nebūtinai ir neatsitiks. Lėktuvas irgi nebuvo nukritęs per 30 metų, bet nukrito. Tai čia nėra pasiteisimas. Tas pats ir su užsiėmimais. Aš manau, kad vyresniem ugniagesiam sudėsnė partija turi būti dar sudėtingesni užsiėmimai, praktiniai, nepaisant to, kad aš 1000 kartų dariau. Gerai, darykim pasunkintom sąlygom, darykim po fizinio krūvio, nes ta prasme, tikrai mes gaisre nesilsėdami ten tada atliksim tos veiksmus, darykim super pasunkintom sąlygom, modeliuokim, prognozuokim įvykius, pavyzdžiui, ugniagesys įsipainioja, ar yra vienas grandies narys nualpo, ar be jį prispaudė ir dar yra 2 nukentėjusi. Tai kitaip tariant, nebūtinai kažką daryti nuobodaus, bet tas turi vykti nuolat. Kitaip tariant, mes tas pats kaip kare, ta prasme, mes turim kiekvieną kartą būti maksimaliai pasiruošę atėję į budėjimą. Fizinė prasme, emocinė prasme, psichinės išsimiegoja ir panašiai ir taip toliau, nes kai vyksta gaisras 4 valandą nakties, tu esi nemiegojęs, jeigu tu nesi fiziškai pasiruošęs dar kitaip, jeigu dar prieš tai reikia užbėgti kažkelintą aukštą, dar prisideda faktorių, ir čia tų faktorių galybė gali būti, tai manau šitie dalykai vyresniem su didesnė patirtį turinčiam ugniagesiam yra esminiai. Ir aišku, sveikas protas vėlgi, tarkim, jeigu mes žinom ir nelaimės ir panašiai, jeigu mes turim informacijos žvalgybinės, kad, tarkim, dega kažkoks angaras ir ten nėra žmonių ir sudėtingas išplanavimas ir neaišku, kiek ten kas kur užkrauta ir kaip užkrauta su pavojingom medžiagom, tai galbūt reiktų pasitarti su GDV, ar reikia iš tikrųjų ten labai giliai lysti. Ir naujesniem ugniagesiam irgi galiu pasakyti, čia ko nepaminėjom dar, kad
Taip, pagal taisyklės, GDV, pamainos vadas ar skyrininkas turi duoti tau kažkokius nurodymus, tu turi juos vykdyti, bet realybėje ne visą laiką tai bus. Pamainos vadas atlieka žvalgybą, jis eina aplink namą. Tu eini su grandim, kai esi grandies narys, eini į raudoną zoną, atlikti pirmiausia gelbėjimo aišku darbų, tiksliau paieškos ir gesinimo lygiai grečiai. Tai tam tikrais momentais tu pats turėsi priiminėti sprendimus. Tai šitoj vietoj tu turi, jau būdamas naujas, apgalvoti, pasiklausti vyresnių kolegų, kaip gali būti, kaip tokiu atveju. Nes ta nežinomybė, nežinai ką daryti, nesimatęs, tai nepadeda čia šitoj vietoj tikrai. Ir nieks už rankutės tavęs nepalaikys ir nepasakys tau, kad va, dabar čia daryk tą ir aną. Tai čia yra tokie svarbus momentai. Čia paminėjot keletą tokių niuansų, ar ne, su kuriais komandos tarsi susiduria. Ir mano klausimas būtų turbūt toks, ką daryti su tuo. Čia prieš keletą dienų bičiulis iš Jungtinių Amerikos valstijų pasidalino, kad ugniagesys gelbėtojas žuvo įvykį vykdamas, nes neprisisegė saugos diržo autocisternoje ir buvo staigus stabdymas, žodžiu, jisai krito ir mirtinai susitrenkė galvą tiesiog, ar ne, žuvo vietoje. Ką daryti su tokiais kolegom, kurie, pavyzdžiui, nepasveria savo galimybių, lekia į ugnį ar net, sakykime, neklauso pamainos vado ir panašiai. Tai ką daryti? Kas čia atsakingas už tai, kad... Aš manau, kad pirmiausia, tai, nežinau, Lukas gal papildys, aš manau, kad tokie dalykai ir užsiėmimo metu turėtų pasimatyti. Tai čia yra, aišku, ir pamainos vado atsakomybės, bet kartu, aišku, pirmiausia, reiktų ir savo atsakomybę jausti ir rodyti iniciatyvą, kada pasidarom, kad ir pačiam patalpose kažkokią pačią. Prigalvoti tikrai, čia fantazijos nereikia labai didelės. Tai šitoj vietoj, manau, kad per tos užsiėmimus ir supranti, kur tu ir kaip, ir tada ir jėga savo gali pasižiūrėti. Tai čia tos atsakomybės, tai jeigu atsakant į tą klausimą, tai tu pirmiausia pats žmogus atsakingas, o ne tai, kad kažkas atsakingas. Tai tu esi už savo gyvybę ir savo sveikatą atsakingas šitoj vietoj. Nežinau, Lukas gal turi kitų minčių. Na, aš manau, pirmiausia, tai reikia suprasti, kad ta pamaina, tai yra komanda, tai yra šeima. Ir jeigu yra kažkokių tai kivirčų ar kažkas ne taip, tai tada tikrai visa pamaina, visa komanda prastai ir dirbs. Tai aš manau, pirmiausia, reikia spręsti visus kompleksus ar kažkokius tai momentus šeimoje viduj, apsitarti. Jeigu mes matom, kad kažkas piktnaudžiauja savo tarnybinę padėtim, ten kažką tai, tarkim, lipa per turėklą, neprisirišęs saugaus ar kažko. Tai taip neturėtų būti. Tikriausiai turėtume pranešti ir pamainos vadui, turėtume kalbėtis, įvykių kažkokią tai apžvalgą daryti, kas matė, kas gerai nutiko įvykyje, kas buvo, kas blogai ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad taip turėtų atrodyti visus tas veiksmas. Okay. Kaip sprendžiat konfliktus komandai? Visko būna konfliktų, būna pykstamės, tai kalbamės. Kitaip niekaip. Neleidžiat povandeniniams srovėm tekėti? Stengiamės neleisti. Ok. Tai apibendrinant tada mano prašymas, ar ne? Gal jūs galit pasakyti kelis patarimus, ar ne? Kaip tų klaidų gali išvengti ugniagesiai gelbėtojai ir, na, kaip būti tuo saugiu ugniagesių gelbėtoju? Nežinau, manau, čia daug labai ir paminėta buvo, bet mano įsitikinimui labai yra svarbu emocinė tavo būklė, tai yra psichinė tavo būklė tokiuose ekstremaliuose situacijose, tai yra atsparumas tai panikai. Kaip ją ugdyti? Tai va taip ir ugdyti, susikurti maks, kiek gali panašias situacijas, kurios gali būti įvykyje ir bandyti iš jų išspręsti jas, išeiti iš jų ir panašiai. Ir su maksimaliai nuvargusiu kūnu, kiek įmanoma, nes tada dar kitaip viskas atrodo ir panašiai. Tai
Jeigu šitą išsiugdom, mes ir iš tų patirtimų žinoma tas ateina. Na ir kitas, aišku, vėlgi, šalta galva, reikia prognozuoti patį blogiausią atvejį, vis laik žiūrėti atsitraukimo kelius, kas gali atsitikti ir taip toliau. Galva, kibirą šaltą, ne? Ir galų galia trečias ir svarbus tai yra kažkaip ta motyvacija, neprarasti tos motyvacijos, nes, jeigu jos nėra, čia vėlgi, nežinau, mano požiūriu motyvacija yra niekas, disciplina yra esminis dalykas, bet tai va tos disciplinos, kvazi motyvacijos neprarasti ir stengtis, nes tas darbas šitas, kurį mes darom, iš tikrųjų yra ne tik labai rizikingas ir pavojingas, bet ir labai kilnus ir labai svarbus ir tu tiesiogiai prisilieti prie žmogaus gyvybės gelbėjimo ir niekada to nereikia pamiršti ir nuolat prisiminti, kad tai, ką tu darai, tai yra neįtikėtinai svarbu. Čia nežinau, kas yra svarbiau, medikai, dar kažkas, tai kitos tarnybos. Aš manau, kad Julius čia tikrai viską pasakė ir taisyklės yra sukurtos ne veltui. Ir jų mes turim laikytis. Ir kaip ir sakė, ir savisauga irgi turi būti ir motyvacija ir panašiai. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Tikrai atkreipė dėmesį į svarbius niuansus, kuriuos galim patobulinti, turbūt taip galima ar ne pasakyti, ar ne. Ir mes Ugniagesių gelbėtojų mokyklai dirbant, ruošiant kursantus, ar ne, galbūt galime tai atsižvelgti labiau. Tai ačiū, kad klausėte, tikimės, kad buvo naudinga ir susitiksim kituose epizoduose.